rungtynėse Kėdainių Trebet komandai nežaidžia, po pirmų rungtynių dabar 4 nauji krepšininkai. Ar labai pasikeitusi komanda? Be abejo pasikeitus, dasidėjo keletą gerų žaidėjų. Praktiškai, galim sakyti, kaip ir ne visai nauja, bet apie naują komandą. Treneriui šiandien Juventus pradėjo tarsi miegodami. Vėl ta pati psichologinė problema, kaip buvo su Molėtais? Aš galiu pasakyti taip, yra viskas pasakyta, ką daryti. Reikia dėti daugiau pastangų. Viena koja vaikščioti, nieko nėra. Viskas, tai yra pastangos. Krepšinis yra pastangos gynybai ir su šypsena turi žaisti puolime. O kadangi pastangų yra neįdėta, tai taip ir yra pradžia tokia. Komanda pradėjo žaisti tada, kai Darius Pakamanis ėmė vadovauti pirmą numerį. Ne tada ir buvo panaikinta didžiausias deficitas. Gal tuo momentu taip, bet tai čia ne tiek, kad Darius. Čia visos komandos, kurį buvo aikštelėje, kažkiek tai tas įnašas ir darbas, aišku, gynybos ir puolimo. Ne, bet kodėl taip yra po gerų rungtynių Juventus komandai seka blankios ir jau paskutinis gal 3 savaitės, tai banguoja kaip amerikietiškose kalnelėse žaidimas. Sunku net ką pasakyti iš tikrųjų tokių klausimų. Dirbam sunkiai, stengiamės, ruošiamės, bet tikrai vienas varžybas sulošiam, jau yra prošvasi, kitas vėl krentam į duobę, taip kaip atrodo, kad komanda kažkas pakeistų. Jūsų komentaras apie šiandienos teisėjavimą? Niekad nekomentuoju apie teisėjus. Tikrai niekad. Teisėjai daro savo darbą, mes darom savo darbą.